Keliauju arčiau, apžiūrėsiu tuos, kurie suvėlavote. Iš tikrųjų mes niekada nevėluojame ir mūsų po reformos liturgija taip sako, kad nėra suvėlavimo to, kuris jums sutrukdytų priimti komuniją. Senoliai gerai žinote, kad reikėdavo spėti iki bent Evangelijos. Jeigu ateidavot po Dievo žodžio, negalima imti komunijos. Ši nuoroda šiandieną negalioja. Šiandieną komuniją galima priimti ir net atskirai šalia liturgijos. Taigi, mėlieji, iš tikrųjų sveikinu visus, kurie esate šioje maldoje, be galo džiaugiuosi ir manau, kad nuostabu, kad skubėjote į šią Dievo šventovę. Į seminariją stojau 1989. Šeštokiečiai, nemeluoju. Nemeluoju. Ir jūs jauna buvote, aš buvau jaunas, bet jūs dabar graži ligote labai. Sveikinu. Ir tada Kauno kunigų seminarijoje vienintelė visai Lietuvai, be 2, be 3 buvo 200 klierikų. Mano kurse buvo 44, vėliau 46, o seminarijos dvasios tėvas buvo dabartinis kardinolas Sigitas Tamkevičius, ką tik grįžęs iš Sibiro tremties. Vėliau patapo rektoriumi. Mėlėjai, kuomet aš buvau Solemo Abatijoje nuo 91 metų, 7 metus, ten naujokų vietos buvo visos užkištos. Po mūsų lietuvaičių atvažiavimo ten buvo tiek daug, kad mes pradėjom užimti vietas net brolių aukšte. Laikai keičiasi, daugybė dalykų keičiasi. Šiandien visos Lietuvos kunigų seminarijos, kurios buvo išsiplėtę iki Vilkaviškio, Telšių ir Vilniaus, be abejo Kauno, te turi vos 20 ir virš 20 klierikų visai Lietuvai. Mūsų vienuolynai iš tikrųjų stokoja pašaukimų ir ta pati Solemo Abatija, jeigu neklystu, vietoj 100 vienuolių, duok die, kad šią dieną yra 70. Kaip galima galvoti dėl pašaukimų? Kaip galima galvoti dėl jūsų, mėlėjai, tikėjimo, ar mūsų bažnyčios lankomos ar ne? Šiandien yra klausimas apie Dievo žodžio sėjimą. Mielos močiutės, ar pasakojate savo vaikams, anūkams apie gerąjį dievulį? Ar spėjate pasėti sėklą, kol dar yra laikas? Šiandieną Dievo žodis draudžia kvestionuoti sėklos kokybę. Jūs, mėlėjai, negalvokite, kad laikai blogi. Jūs negalvokite, kad kiti laikai buvo. Ne, laikai yra tie patys. Dievo sėklos kokybė niekada nesumažėjo. Bet jeigu tu jos nepasėjai, tai kiti prisėjo raugių ir tavo vaikai klesti raugėse. Mėlėjai, nepamirškite, kad jūsų pareiga vienintelė pasėti savo vaikuose ir anūkose Dievo sėklą. Po to miegokite, ramiai miegokite. Rodykite savo pavyzdžių. Visa Evangelija didžioji dalis ne apie tavo veiksmą, kaip tu sėji. Svarbu pasėti. Ir gale dar vienas sakinėlis apie derlių, gausų derlių. Visa Evangelija yra apie tai, kaip tas žemdirbys jisai miega, o ta sėkla nežino, kaip išdygsta, kaip jinai iš lėto auga, brandinasi. Visa tai Dievo rankose, mėlieji. Šito nepamirškite. Ir čia būdamas taip pat aš daugiau neturiu pareigų, kaip tik tai sėti Dievo karalystės sėklą. Mėly tėvai ir seneliai, kviečiu, raginu, sėkite savo vaikuose tą Dievo karalystės sėklą. Ir ši sėkla iš tikrųjų, kaip ir Ezekielis prisisvajojo, tai ne Libano kedrai. Tai ne Lietuvos ąžuolai galiūnai su stelmužės ąžuolu priešakyje. Tai maži garstyčios grūdeliai. Toks grūdelis turi galią išaugti pagal pačią garstyčią iki 2 metrų. Ir čia paukščiai gali
vieniems metams susisukti lizdus ir perėti dangaus sparnuočiai savo jauniklius. Mėlyje, to labai labai linkiu, kad nebijotumėte nieko. Kuo laikai aplinkui blogesni, kalbama taip, tuo yra geresni Dievo sėklai. Šis išlaužo Dievo dvaras tikrai ne Libano kedras. Tai mažytis garstyčios grūdelis, beje, garstyčias visi mėgstate, jos paskana visą gyvenimą ir duoda gerą skonį tas, kas vyksta mūsų eilinėme laike. Labai meldžiu, turėkite gerą jausmą. Mano balsas yra prikimęs nuo daug šnekų, daug giedojimų, bet jisai tikrai sugrįž. O popiežius Pranciškus, priimdamas daugybę delegacijų, su jais kalbėjosi. Ir pati fainiausia delegacija buvo juokdariai. Paklausykime, ką popiežius kalba šiems žmonėms. Tai yra kultūros žmonėms, kurie žmonių širdį linksmina. Šį penktadienį keli šimtai profesionalių komikų rytą dalyvavo kultūros ir švietimo dikasterijos Vatikane surengtoje specialioje popiežiaus audiencijoje. Popiežius juokavo, kad mieliau pajokautų, nei sakytų jau jam parengtą arba jo parengtą kalbą. Šypsojimasis pagerina kraują. Taip sakė popiežius Pranciškus, primindamas itališką priežodį. Jis labai gerbė komikus, popiežius, humoristus, dėl jų gebėjimo pralinksminti ir padovanoti šypseną. Jūs esate žmonių labiausiai mylimi, mėgstami ir laukiami dėl jūsų talento juokauti, dalytis humoru, komiškumu, ironija. Komiškumas suvienyje, nes užkrečia. Linksmumas yra geriausias priešnuodis egoizmui ir individualizmui. Komikų gebėjimų bendrauti su labai įvairiais ir skirtingų kultūrų žmonėmis gabumai. O humoro talentas tai brangi dovana, sako popiežius. Kartu su šypsena paskleidžianti taiką žmonių širdyse, padedant įveikti sunkumus bei gyvenimo stresą. Komikai daro stebuklus, sakė popiežius. Jie sugeba pralinksminti, kai sprendžiamos įvairios problemos, tiek rimtos, tiek nerimtos, atskleidžia valdžios persistengimus, primenu nuostabiausią Mama Šaižą apie Šimonytę, prisiminkite, dar keletą metų apie Karbauskį. Primena užmirštus dalykus, iškelia piknaudžiavimus, neleistiną elgesį, tačiau nekeldami aliarmo, komikai negazdindami, kaip kad daro daug komunikuotojų. Mėlyje, jūs gebate tai daryti pasakodami gyvenimo istorijas savitų būdų. Šitaip kalbate žmonėms apie jų didelės ir mažas problemas. Popiežius sako, kad labai mėgsta maldą. Malda, kuria prašo humoro malonės. Tai šventojo Tomo Moro malda, parašyta dar 16 amžiui anglų humanisto bažnyčios kankinio malda. Viešpatie, suteik man humoro jausmą. Sako, kasdien kalbu šią maldą. Prašau šios malonės, nes humoras leidžia pažvelgti į dalykus su teigiama dvasia.
Ir šios maldos tekstas yra viename popiežiaus Pranciškaus dokumente Gaudete et exultate. Džiūgaukite ir linksminkitės. Kalbėdamas apie humoro biblinės ištakas, popiežius patikino, kad kai komikas sugeba pralinksminti bent vieną žiūrovą, tai tas vienas žiūrovas tikriausiai yra Dievas. Ir tai nėra erezija, sako popiežius, juk Biblijoje sakoma jos pradžioje, kai buvo sukurta visata ir pasaulis, dieviško išmintis pasitelkdavo humoro Dievo pirmo istorijos žiūrovo atžvilgiu. Tai yra Patarlių knygoje rašoma. Tuomet aš buvau su juo kaip jo patikėtinė. Kasdien buvau jo džiaugsmas, visat prieš jį džiūgaudama jo gyvenamame pasaulyje, rasdama džiaugsmo žmonijoje. Dar popiežius paklausė jų, ar galite juokauti apie Dievą? Žinoma, kad galite. Ir tai nėra šventvagystė. Tu gali pajuokauti apie Dievą, bet taip, kaip juokauji apie žmonės, kuriuos tu myli. Tu gali, tačiau neįžeidžiant tikinčiųjų, vargstančiųjų ir religinių jausmų. Visus palaiminęs Pranciškus atsisveikino linkėdamas, kad Dievas lydėtų gražų komikų pašaukimą juokinti kitus. Kur kas lengviau būti, mielieji, tragiškam nei komiškam. Ačiū Jums, kad verčiate juoktis ir kad juokitės iš širdies. Amen.